Sveiki visi, aš ir Vilius šiandien pakalbėsime apie etišką elgesį internete. Aptarsime, kodėl ir kaip teisingai elgtis internete, kokios problemos gali kilti, ką reikia daryti, jei matai neetišką elgesį, jų pasekmes ir nauda tau geru elgesiu. Tai pirma, kodėl reikia etiškai elgtis internete? Reikia elgtis mandagiai, nes tai padeda susikurti draugų, palikti saugią ir pozityvią aplinką ir nesukelti nemalonių problemų su žmonėm. Ir tai tiesiog teisingas dalykas, ką daryti. Antra, kaip elgtis skirtingose socialiniuose tinkluose. Iš pradžių mums reikia atsakingai elgtis ir gerbti visus socialinio tinklų vartotojus. Mūsų komentarai, atsiliepimai, žinutės turi būti draugiškai ir mandagus. Taip pat nesiųsti šlamšto, nenaudoti be galo daug negražių keiksmažodžių ir nesakyti šmeižtų. Taip pat yra svarbu atkreipti dėmesį į savo asmeninį privatumą. Nesidalinkite jūsų privačia informacija su nepažįstami socialinio tinklo vartotojais. Trečia, socialiniuose tinkluose egzistuoja kelios didelės problemos. Vienas iš šių problemų yra klaidingos informacijos skleidimas. Jis sukelia klaidingas žmonių nuomonės ir gali pakenkti ateityje. Klaidinga informacija turi įtaką visiems amžiaus grupėms. Leliukams, žmoniukams, babutėms ir dėdukams. Todėl tai yra labai pavojinga ir neatsargu. Kita problema yra patyčios. 37% vaikų nuo 12 iki 17 metų patiria patyčias internete. Dėl socialinio anonimiškumo žmonės gali tapti patyčių centru. Tai gali pakenkti žmogaus jausmus, sukelti liūdesį arba net psichologinės ligas. Svarbiausia neduoti dėmesio ir neatsakyti žmonių patyčias. Tai ką daryti, jeigu matai, kai kiti neetiškai elgiasi socialiniuose tinkluose? Iš pradžių reikėtų vengti ir neįsiveisti į keliančią konfliktą, tada informuoti socialinio tinklo administracinį, o po to pati administracija susitvarkys ir net gali padėkoti jums už gerą darbą. O kas būtų, jeigu nesilaikytum šių taisyklių? Jeigu nesilaikysite taisyklių, gali iškilti bent kelios pasekmes. Pavyzdžiui, turės neigiamą įtaką jūsų reputacijai, gali pabloginti tarpusavio santykius su kažkom ir net gali kilti legalūs problemos ir kalėjimas. Svarbu būti atsakingam ir apgalvoti savo veiksmus prieš veikiant, kad išvengtum šitas nemalonias pasekmes didžiajame ir nelengvame internetinėme pasaulyje.